Nemylime savęs, tai rodo statistika. Skandinavijos moteris kasdien net 2 valandomis daugiau laiko skiria savo pomėgiams ir užsiėmimams. Mes, gyvenančios Lietuvoje, dažnai galvojame, jog pirmiausia privalome rūpintis kitais, vyrais, vaikais, daržais ir puodais, ir tik ne savimi. Duotų kas 2 papildomas valandas per parą ir lieptų skirti tik savo, dažna net nesugebėtume. Jei nors 2 valandas per metus kiekviena moteris skirtų krūtų savityrai bei medicininiams tyrimams dėl krūties vėžio, 9 iš 10 krūties vėžių susirgusių moterų pasveiktų. Šiandien miršta dar kas antra. Vėžio pradžia – mažulytė pakitusi ląstelė, kuri kažkodėl ima elgtis ne taip, kaip turėtų. Normali ląstelė dauginasi, bręsta, funkcionuoja, sensta ir sunyksta tam tikrų biologinių ritmų užkoduotų jos branduolyje. Kai gamtos diktuojamas ritmas dėl kokios nors priežasties sutrinka, prasideda anarchija. Ląstelė ima dalintis ir daugintis kaip nori. Štai taip viename organų pradeda kauptis taisyklės sulaužysios ląstelės. Iš jų susidaro perteklinė audinio masė arba mazgas, navikas. Daugumos lokalizacijų vėžys siunčia tam tikrus ženklus. Dažniausiai skausmą ar silpnumą. Jei žmogus neieško negalavimo priežasčių, nesitiria, o imasi savigydos ir pats savo paskiria reklamose matytus medikamentus, dažniausiai uždelsia, leidžia vėžiui stiprėti, kol jis tampa toks galingas, kad net ir didžiausios pastangos jį įveikti būna nesėkmingos. 3 vėžio lokalizacijos yra itin paslaptingos. Tai moterų krūties ir gimdos kaklelio, bei vyrų prostatos vėžys. Susirgęs šia liga žmogus dažniausiai nejaučia jokio skausmo. Norint šį vėžį nustatyti laiku, būtina reguliariai tikrintis profilaktiškai, net ir neturint jokių nusiskundimų. Tai gali būti geriausia gyvenimo investicija. Kiekviena moteris nuo 20 metų kiekvieną mėnesį po mėnesinių, o išnykus mėnesinėms, kiekvieno mėnesio tą pačią dieną turėtų apžiūrėti savo krūtis stovėdama prieš veidrodį bei apsičiuopti muiluotą ranką prausdamasi duše. Rankas reikėtų pakelti ir nuleisti ir 3 viduriniųjų pirštų pagalvėlėmis sukamaisiais judesiais patikrinti visą krūties plotą. Reikia atkreipti dėmesį į odos spalvą ir faktūrą, krūties ir spenelio formą. Pastebėjus pakitimus ar apsičiuopus mazgelį krūtyje ar pažastyje, būtina nedelsiant kreiptis į gydytojus. Kiekviena moteris lankydamasi pas savo šeimos, bendrosios praktikos gydytoją ar ginekologą, kartą per metus gali prašyti patikrinti krūtis. Šie specialistai tai privalo daryti reguliariai. Turinčioms nusiskundimų ar pastebėjus pakitimus krūtyse moteriams iki 40 metų, krūtys tyriamos echoskopu. Nuo 40 iki 49 metų kiekvienai moteriai rekomenduojama kas 2 metus atlikti mamografijos tyrimą. Jei moteris turi nusiskundimų ar šeimos gydytojas turi įtarimų, moteris siunčiama nemokamam mamografijos tyrimui. Kitos moteris už šį tyrimą turi susimokėti vidutiniškai apie 70 litų. Moterims nuo 50 iki 69 metų kas 2 metus pagal atrankinę mamografijos programą rentgenologinis krūtų tyrimas atliekamas nemokamai. Kiekviena šio amžiaus moteris nemokamai gali gauti iš savo šeimos gydytojo kvietimo lapą ir kreipėsi bet kurią įstaigą Lietuvoje. Valstybinėse įstaigose papildomai mokėti nereikia, privačiose įstaigose, sudariusiose sutartis su ligonių kasomis, gali tekti sumokėti iki 20 litų, nesudariusiose sutarčių daugiau. Moterims nuo 70 metų, turinčioms nusiskundimų ir pastebėjusiom pakitimus, šeimos gydytojas išrašo siuntimą pasitikrinti nemokamai. Dažniau tikrintis turėtų moteris, kurios mėnesinėmis pirmą kartą susirgo būdamos jaunesnės nei 13 metų, ir sirgo jomis ilgiau nei iki 55 metų. Taip pat tos moterys, kurios kontraceptinės tabletes vartojo ilgiau nei 10 metų, tos moterys, kurios menopauzės metu ilgiau nei 5 metus vartoja pakaitinę hormonų terapiją, tos moterys, kurios negimdė iki 30 metų arba negimdė visiškai, tos moterys, kurios turėjo 3 ir daugiau abortų, tos moterys, kurių šeimose buvo 3 ir daugiau krūties vėžio atvejų, tos moterys, kurios sirgo kitomis nepiktybinėmis krūtų ligomis. Pasikonsultuoti su onkologais, mamologais, radiologais galima Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje ir Ukmergėje. Prieš 6 metus, kai apie vėžį kalbėti buvo dar tabu, bei dauguma moterų manė, jog krūties vėžys lygus mirčiai, prasidėjo projektas Nedelsk, kviečiantis moteris daugiau dėmesio skirti savo sveikatai, mokytis krūtų savityros bei reguliariai tikrintis. Projekto Nedelsk simbolių rožinių kaspinų apjuosta visa Lietuva. Projektas turi daugiau nei 200 gerosios valios ambasadorių visoje Lietuvoje, raginančių moteris nedelsti dėl savęs ir dėl tų, kurie jas myli. Prieš 6 metus po Lietuvą su medikų ir savanorių komanda pradėjo važinėti projekto Nedelsk autobusėlis, kuriame moteris gali išmokti pirmą krūtų savityros pamoką, nemokamai pasikonsultuoti su gydytojais. Nedelsk rožiniame autobusėlyje jau apsilankė daugiau nei 42 000 moterų. 472 iš jų rasti krūties vėžio požymiai, kas 5 moteriai aptikta nepiktybinė, tačiau gydytina krūtų liga. Per 6 metus aplankyta daugiau nei 440 Lietuvos miestų ir miestelių. Išlankstyta daugiau nei 80 000 popierinių gervelių, kurios yra sveikatos ir ilgamžiškumo simbolis, surengta 100 renginių bibliotekose, išdalinta 60 000 laiškų mamoms bei 50 000 rožinių kaspinėlių. Nedelskite ir jūs. Kaip rodo tyrimas, vidutiniškai moters gyvenimas prabėga 8-9 metus dirbant, 6-7 valgant, 2 metus juokiantis, tačiau svarbiausia, net 4 metus svajojant. Pasvajokime ir kurkime geresnę Lietuvą ir nedelskime pasirūpinti savo sveikata dėl savęs ir dėl tų, kurie mus myli. Mūsų meilė sau tai mūsų angelas sargas, po kurios sparnais telpa visas mūsų gyvenimas. Ir tik nuo mūsų priklauso, kaip plačiai jis išskleis savo sparnus.